Sveiki, šiandieną lankomės Šilutės rajono ūkininko Vytauto Kasparavičiaus ūkyje, kur praėjusią savaitę buvo pristatytas naujas John Deere presas vyniotuvas C440R. Ūkininkas laiko 150 galvijų ir dirba 100 hektarų žemės, iš kurių ne 90% yra šienaujamos pievos. Siūlau prieiti arčiau ir pasižiūrėti šio John Deere preso vyniotuvo privalumus. Preso valdymui naudojamas 1100 serijos valdymo ekranas. Valdymas yra pilnai automatizuotas. Ekrane galima nustatyti visus pagrindinius ir papildomus nustatymus, tokius kaip tinklelio vyniojimo skaičius, tepimo dažnis, peilių skaičiaus pasirinkimas bei kiti. Ypač patogu, jog monitorio galima stebėti gaminamą rulono formą. Taip pat galima pasirinkti ir izobus sistemą. Tuomet valdoma bus per traktoriaus monitorių. Dabar siūlau išlipti į lauką ir pasižiūrėti šio preso rinktuvo privalumus. Preso rinktuvas pasižymi itin dideliu našumu, kadangi žolę renka net 5 rinktuvo pirštų laikiklių eilės. Rinktuvo plotis 2,20 m, tad žolė gali būti surenkama iš itin plačių pradalgių. Smulkintuvas turi Meksikos sistemą sudarytą iš 13 peilių, kurios visiškai pakanka gyvulininkystės ūkiui. Itin išrankiems klientams galime pasiūlyti 25 peilių sistemą sudarytą iš 13 ir 12 peilių. Sistema pasižymi tuo, jog atšipus 13 peilių, iš kabinoje esančio monitoriaus galima persijungti į 12 peilių sistemą, šitaip sutaupant kuro, laiko ir pinigų. Šis, kaip ir kiti John Deere presai, neturi papildomų masės padavimo sraigučių, nes jos integruotos Meksikos rotoriuje, o tai sumažina atstumą tarp rinktuvo ir rotoriaus, todėl sumažėja užsikišimo galimybė. Paraleliai hidrauliškai nuleidžiamas dugnas padeda vairuotojui, kai rinktuvą užkiša žolės gumulas. Dugnas hidrauliškai nuleidžiamas vienodu atstumu tiek priekinėje, tiek galinėje dalyje. Dėl to žolės gumulas įtraukiamas į presavimo kamerą ir toliau galima tęsti darbą, net neišlipant iš kabinos. Rulono diametras gali būti keičiamas nuo 1,25 m iki 1,35 m dešinėje esančių daviklių pagalba. Tinklelio padavimo sistema itin paprasta, tai reikia statyti tinklelį į vietą. Didžiausias privalumas tas, kad tinklelio vyniojimo skaičius reguliuojamas iš kabinoje esančio monitoriaus. Tinklelio vyniojimo skaičius gali būti keičiamas priklausomai nuo to, presuojamas šienas ar žolė. John Deere presai, kaip ir traktoriai, turi savo rėmą. Dėl to jie yra daug ilgaamžiškesni, kadangi atlaikomos didesnės apkrovos. Dėl tandeminės preso važiuoklės, presas yra daug stabilesnis tiek lauke, tiek kelyje, o ypač kalvotose vietovėse. Papildomai galima pasirinkti 5 cm platesnės preso padangas, dėl to sumažėja slėgimas į žemę ir žolė proveržis atauga žymiai greičiau. Preso konstrukcijai naudojamos itin kokybiškos dalys – HD Diamond grandinės, taip pat automatinis grandinių ir guolių tepimas, kuris prailgina preso tarnavimo laiką. Grandinių ir guolių tepimas gali būti reguliuojamas iš kabinoje esančio monitoriaus. Integruota transportavimo stalo sistema leidžia saugiai perduoti ruloną iš presavimo kameros ant vyniojimo stalo, nepažeidžiant jo formos, nepriklausomai nuo lauko lygumo. Konstrukcija nenaudojama hidraulinė koja, dėl to sumažėja apkrovą ir didėja preso ilgaamžiškumas. Vyniotuvas turi greito vyniojimo funkciją su 2 prievelės ritiniais, dėl to didėja preso našumas ir išsaugoma aukšta pašaro kokybė. Naudojantis pastatymo koja, rulonas yra pastatomas vertikaliai net ir didžiausiose įkalnėse. Į ruloną sudedama iki 1,67 kubinio metro žolės masės ir taip sutaupoma pakavimo medžiagoms. Pats geriausias mano vardintų privalumų įrodymas – gautas idealios formos rulonas. Tad jeigu ieškote itin našaus ir ekonomiško preso, John Deere C440R pats geriausias pasirinkimas.